9 dienos. Tiek truko trumpiausia kultūros ministro kadencija Lietuvoje. Na tai sveiki atvykę į dar vieną Meno žinių epizodą. Jei pastebėjote, filmavimo aplinka šiek tiek pasikeitė, nes išsikrausčiau iš studijos ir dabar filmuoju iš savo namų. O kas matote mane pirmą kartą, tai labas, pagal profesiją esu bankininkė, bet širdyje menininkė. Tad laisvų laikų, kurių turinį apie meną ir tapau. Prieš pradedant noriu padėkoti šios laidos rėmėjui Art Spices, bet apie jo šiek tiek vėliau. O dabar laukia audringas epizodas, tad pradėkime. Tik prašau, nepamirškite paspausti patinka ant šio video ir jei dar neprenumeruojate mano kanalo, tai dabar puikus metas tai padaryti. Ačiū Jums labai. Kol mes nesimatėme, kultūros lauke vyko Absolute Cinema. Kultūros ministerija atiduota Nemuno aušros partijai, paskirtas naujas ministras Ignotas Adomavičius, kultūros bendruomenė subruzdo, ministras atsistatydino išdirbęs vos 9 dienas, o tada visur užtvindė jūra. Skambant Čiurlionio simfonijai poemų Jūra, tūkstančiai kultūrai neabejingų žmonių spalio 5 dieną išėjo Lietuvos gatves, reaguodami į paskirtą kultūros ministrą Ignotą Adomavičių ir protestuodami prieš kultūros ministerijos atidavimą į Nemuno aušros rankas. Bet kyla esminis klausimas, kodėl apskritai kilo tokia reakcija? Pirmiausia, paskirtas jau buvęs ministras Ignotas Adomavičius savo profesinėme gyvenime iki tol nieko neturėjo bendra su kultūra, jos vadyba ir kultūros politika. Tad kilo klausimų dėl jo kompetencijos. Antra, per 9 ministro darbo dienas įvyko keistų nutikimų. Iš ministerijos ministro nurodymų dingo Ukrainos vėliava, o neįvardyti asmenys iš ministerijos darbuotojų kompiuterių persikėlė norimą informaciją. Bet ministras atsistatydino, tad problemos kaip ir nebėra. Tiesa? Ne visai. Kultūros bendruomenė baiminasi, jog ministerijos atidavimas Nemuno aušrai atvertų duris antisemitizmu ir populizmu kaltinamo Remigijaus Žemaitaičio įtakai. Žemaitaitis jau spėjo susilaukti kritikos net iš savo partijos narių už antisemitinius pasisakymus prieš Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus vadovą Arūną Gelūną. Todėl nestebina, kad kultūros bendruomenės reakcija į kultūros ministerijos atidavimą Nemuno aušrai buvo tokia stipri. Peticija prieš šį sprendimą pasirašė daugiau nei 80 000 žmonių, o spalio 5 dieną vyko daugiau nei 300 streiko renginių 81 Lietuvos mieste, miestelyje, kaime, taip pat 22 užsienio šalyse, 4 žemynuose. Na, o aš noriu pasidžiaugti, kokia stipri ir vieninga yra mūsų kultūros bendruomenė. Taikiai, bet tvirtai išsakiusi, kas jai svarbiausia. Kol kas atrodo, kad protestuotojai išgirsti. Kultūros ministro postas sugrįžo į socialdemokratų rankas. Tačiau tai neramina, nes kultūros bendruomenė vis dar laukia aiškumo, ar Nemuno aušros įtaka iš ministerijos iš tiesų bus pašalinta. Gruodžio 5-6 dienomis planuojama tarptautinė konferencija, į kurią bus kviečiami svečiai iš Vengrijos, Slovakijos, Latvijos, Estijos, Sakartvelo ir kitų šalių. Jos metu bus kalbama apie tai, kaip pilietinės visuomenės gali mokytis viena iš kitos ir ieškoti būdų, kaip išlikti atsparioms, panašioms politinėms situacijoms. Pažiūrėsime, kaip istorija klostysis toliau ir gana apie politiką. Sekanti naujiena yra apie Art Vilnius meno mugę, tad manau dabar puikia proga pristatyti šio epizodo rėmėją Art Spices. Video pradžioje minėjau, kad pagal profesiją esu bankininkė, bet širdyje menininkė. Už manęs matote mano paveikslą, kurį visai neseniai baigiau tapyti. Jį tapiau su aliejiniais dažais iš Art Spices parduotuvės. Turiu prisipažinti. Anksčiau bijau investuoti į aukštesnės kokybės dažus. Man atrodė, kad mano kūryba yra nepakankamai verta tų profesionalių dažų. Bet supratau, kad reikia mylėti savo meną, mėgautis kūrybiniu procesu, nebijant investuoti į kokybiškus dažus, nes tavo menas yra to vertas. Štai čia į pagalbą ateina Art Spices. Jų parduotuvėje rasite didžiulį dailės reikmenų pasirinkimą. Nuo priemonių tapybai ir piešimui iki rankdarbių ar net modeliavimo. Ir kas smagiausia,
Tinkamų priemonių čia atras tiek pradedantieji, tiek profesionalai. Jų fizinė parduotuvė randasi Vilniuje Naujamiestyje, Smolensko gatvė 6A, tačiau prekes galite užsisakyti ir internetu jų puslapyje artspices.lt. Nuorodą įdėjau į video aprašymą. Taip pat Artspices suteikia visiškai nemokamą konsultaciją. Tad jei nesate tikras, kokias prekes norite įsigyti, tai galite padaryti telefonu, elektroniniu paštu ar per pokalbių laukelį jų svetainėje ir jie tikrai jums patars. Sveiki, pildau dabar krepšelį ir šiek tiek pasimečiau. Kuo skiriasi cinko balta ir titano balta, gal galite atsakyti? Gerai, ačiū labai. Titano. Beje, turiu nuolaidos kodą, kurį galite naudoti kiekvieno apsipirkimo metu. Kodas Artedija5 ir jis suteiks 5% nuolaidą visoms prekiams. Ačiū labai Artspices, kad remia šį meno žinių epizodą, o mes keliaujam toliau prie aktualiausių meno naujienų. Kultūros bendruomenė susibūrė ne tik Lietuvos miestuose ir miesteliuose. 1 spalio savaitgalį nuvilnijo tarptautinė meno mugė Art Vilnius, kurioje apsilankiau ir aš, ir su svarbia misija – užduoti menininkams aktualiausius klausimus. Kviečiu pasižiūrėti keletą iškarpų. Ar jūs kurdama labiau vadovaujatės planu ar pagal intuiciją turite? Žinot, kaip kartais būna, turiu planą, prisėdu ką nors padaryti, pabaigiu daryti ir žiūriu, kad padariau kažką kitą, o ne tą, ką planavau. Tai kaip kada? Kartais pavyksta, kad pagal planą, kartais improvizuoji. Bet yra labai gražus tas žodis, kurį kažkas patvirtino apie tą būseną, nes aš niekada nemokėdavau papasakoti, aš tik sakydavau, kad kūryba yra tas toks jausmas, kurio tu niekur kitur nepajausi, tik tai kažką va tokio darydamas. Tai angliškai jį pavadino flow, tėkmė. Tai esi tokioj tėkmėj, tokiame flow, kuris yra stebuklinga būsena, kuriai nereikia jokių svaigalų ir tai yra tiesiog stebuklinga dvasinė patirtis ir raminanti ir terapinanti. Tai taip, bet rezultatas, sakau, visiškai nesvarbu. Kokį netikėčiausią komentarą esate gavęs apie savo kūrybą? Nu, čia vakar buvo tokia moteris atėjo, sako, aš tai nesuprantu tokio meno, man nepatinka. Ir aš jai tada papasakojau, ką aš čia darau ir sako, o dabar man patinka ir laiminga išėjo. Aha. Nu, tai... O taip trumpai vienu sakiniu galėtumėt pasakyti, ką darot? Ką jai pasakiau? Taip. Nu, papasakojau, kaip yra tiesiog. Po darbais irgi surašyta paprastai, nu, aš nieko nemistifikuoju tiesiog. Tiesiog, nu, iš tikrųjų, tai aš tik spaudžiu. Atspaudžiu, čia visur yra atspaudai. Grafikos būdu ten, žodžiu, giliaspaudė ten, jeigu kažką tai sako. Jei pradėtumėte menininko karjerą nuo pradžių, kokį patarimą savo duotumėte? Kad man labai viskas sklandžiai ėjasi, tai net nežinau, meno neįmanoma išmokti, kad nors kažkokių tai, kad pradžioj žinoti taisyklės yra labai po truputį tu gauni visą patirtį ir kitaip neįmanoma jo išmokti, tik tai kaip po truputį. Ir jei pradėtumėte menininko karjerą nuo pradžių, kokį patarimą savo duotumėte? Aš net nežinau, suprantat, man taip viskas gaunasi spontaniškai, man atrodo, nežinau, aš ganėtinai drąsiai kuriu ir šiaip kitam menininkui duočiau, kad nebijotų drąsiai žengti pirmuosius žingsnius. Nes jeigu drąsiai pradedi, tai tada viskas, tai tada tokį pagreitį, kaip gniūžtė, žinot, nuo kalno pradeda ridentis, tai tos drąsos visiems palinkėčiau. O savo man irgi reikėjo įsidrąsinti iš pat pradžių. Tai drąsa svarbiausia. Jo. Tikėti, ką darai ir būti savimi. Jei pradėtumėte menininko karjerą nuo pat pradžių, kokį patarimą savo duotumėte? Geras klausimas. Tikriausiai daugiau lysti į socialinius tinklus. Mane šie atsakymai labai įkvepia. Tikiuosi ir jūs. Salvadoras Dali yra turbūt labiausiai padirbinėjamas menininkas pasaulyje. Ir dėl to jis gali kaltinti
tik save. Vėlyvuoju laikotarpiu Dali pasirašinėjo 10 000 tuščių popieriaus lapų, kurie vėliau buvo panaudoti klastotėms kurti. Jis tai darė dėl pinigų ir patogumo. Leidėjai mokėjo už parašus, kad vėliau galėtų ant jų spausdinti jo litografijas. Kartais Dali pasirašydavo 100 lapų per dieną, net nežinodamas, kas ant jų bus atspausdinta. Vadinasi, parašas autentiškas, o piešinys ant jo ne. Todėl šiandien meno rinkoje cirkuliuoja tūkstančiai autentiškų, netikrų Dali kūrinių. Ta pati matome ir dabar. Praėjusį mėnesį Italijoje kilo skandalas. Parmos mieste specialus Italijos policijos padalinys konfiskavo 21 kūrinį iš Salvadorui Dali skirtos parodos. Pareigūnams įtarimų sukėlė ne tiek parašas, kiek per menka jų vertė tokio garsaus menininko parodai. Tyrimas tęsiamas, bet viena aišku. Dali parašas meno tyrėjams darbą garantuoja visam gyvenimui. Na, bet meno pasaulyje klastočių ir kopijų niekada netrūko. Tik šįkart istorija kiek švelnesnė. Vietoje padirbto parašo kalbame apie šunį, kuris panašu buvo nukopijuotas. Tikriausiai jis yra labiausiai nematomas personažas garsiausiame Rembrandto kūrinyje Nakties sargyba, kuris slepiasi kažkur šešėliuose. Tyrėja Amy Lenders pastebėjo ryškių panašumų tarp Rembrandto nutapyto šuns ir kito olandų menininko Adrian van de Ven piešinio. Abu gyvūnai pritūpę tokią pačią pozą, pakreipia galvas tokiu pačiu kampu, panašios netgi jų apykaklės. Štai kaip atrodo vienas prie vieno. Ar jums panašu? Man taip, bet ar tikrai šuo buvo nukopijuotas? Kaip jūs manote? Įdomi detalė, kad abu šie kūriniai buvo saugomi tame pačiame muziejuje, o panašumas pastebėtas tik dabar. 2010 metais fotografas Brandon Stanton Facebook'e pradėjo puslapį Humans of New York, galbūt ir jūs jį žinote. Jis fotografavo paprastus niujorkiečius ir pasakojo jų istorijas. Per 15 metų jis padarė daugiau nei 10 000 portretų, paaukojo $20 milijonų nuotraukų herojams ir surinko beveik 13 milijonų sekėjų Instagrame, o jo projektas nuvilnijo per skirtingas šalis ir kultūras. O dabar nuotraukos iš Instagramo persikėlė į vieną ikoniškiausių Niujorko vietų – Centrinę stotį. Ant ekranų demonstruojamas žmonių nuotraukas autorius vadina meilės laišku miesto gyventojams. Pirmą kartą visi stoties ekranai rodys ne traukinių tvarkaraštį reklamas, o tikrų miestiečių veidus. Grįžkime prie Lietuvos naujienų. Kol Lietuvoje vyko spėjamasis protestas, Italijoje buvo atidarytas Lietuvos kultūros sezonas. Nors atidarymas vyko ne pačiu linksmiausiu aplinkybių fone, ir čia skambėjo protesto jūra, renginys ypatingai svarbus. Metų trukmės projektas apims vizualų meną, teatrą, šokį, muziką, kiną, literatūrą, istoriją. Pavyzdžiui, Romoje jau buvo parodytas choreografo Dovydo Strimaičio šiuolaikinio šokio spektaklis Heiri, o Bolonijoje nuo spalio vidurio veiks Kipro Dubausko paroda Pirogenija, Minė ir demonai. Daugiau renginių galite rasti šio adresu, kurio nuorodą įdėjau video aprašymą. Nors Oskarai dar toli, bet mes jau turime savo nominantą geriausio tarptautinio filmo kategorijoje. Juo tapo populiariausias lietuviškas filmas Pietinė kronikas. Ar esate jį matę? O ar jis laimėjo, sužinosime tik kitų metų kovo mėnesį. Įdomu, ar pasaulis supras šiaulietiškas panetkės. Vakarai ilgėja, dienos šaltėja, bet nieko baisaus. Tai reiškia daugiau laiko kultūrai. Tad ką siūlau aplankyti šį rudenį? Mo muziejuje atidaryta netipinė paroda pavadinimu Amžinai laikina. Netipiška, nes čia šalia šiuolaikinio meno atsiduria ir kūriniai nuo pat viduramžių. Parodoje meno kūriniai ir žiūrovai jungiasi per laiką, kelia egzistencinius klausimus. Tapatybę, laikinumą, meilę, baimę, kūrybą. Kaune vykusio šiuolaikinio miesto festivalio Audra metu buvo atidaryta Čiurlioniui skirta paroda Pamėklių giesmės. Paroda apžvelgia Čiurlionio interesus, įskaitant sinesteziją, gamtą, folklorą, mitologiją, futurizmą ir kosmologiją, ir kaip jie atsiskleidžia šiuolaikinio meno terpėje. Paroda veiks iki gruodžio 21 dienos Kauno paveikslų galerijoje. Ar planuojate apsilankyti? Tai tiek norėjau jums šiandien papasakoti. Džiaugiuosi, kad buvote kartu.
tiek čia, tiek gyvai, jei susitikome meno mugėje. Na, jei laida patiko, nepagailėkite like ir prenumeruokite mano kanalą. Tai labai padeda man augti ir atrasti turinį, kuris jūs domina. Bei, aišku, labai padeda YouTube algoritmui ir šį video pamato daugiau žmonių. Norintis dar palaikyti mane, mano laidos, šios laidos kūrimą, galite padaryti per Contribui. Nuorodą rasite video aprašyme. Na ką, ačiū Jums, meno gerbėjai, ir iki kito susitikimo.